Problema yra ta, kad, pavyzdžiui, gerai, jeigu uždėti akiniai, trumparegystę koreguojantis ir matom tolimus objektus aiškiai ir ryškiai. Akis yra pailgėjusi, akis yra įsitempusi ir jeigu, pavyzdžiui, akis dabar nusprendžia atsipalaiduoti, jinai grįžta į rutuliuko formą, nes rutuliuko forma yra labiau atpalaiduota būsena natūraliai akiai. Bet jeigu grįžta į rutuliuko formą, per tos akinius žiūri, nebemato nei toli, nei arti, nes akiniai jau tampa trukdis. Ir gerai, nu tai akis tada bando ieškoti to, zoominti pirmin atgal, tai kada tas ryškus vaizdas. Ir grįžta atgal prie tokio stiprumo, kokie yra akiniai. Ir va čia yra problema, kad va tie akiniai arba lęšiai, jie neleidžia akims atsipalaiduoti. Visą laiką laiko įtampai, net jeigu akis gavusios signalą galiausiai iš smegenų, na, atsipalaiduokit bent jau kažkuriam laikų tarpui, jos nebegali atsipalaiduoti, nes atsipalaidavusios nebemato, nebeprisitaiko vaizdą ir grįžta vat prie tos būsenos, vat kokie yra uždėti akiniai. Čia labai, labai tokie subtilūs dalykai, dėl ko regėjimas progresuoja arba kodėl net ir kažką pakoregavus, žiūrim, kad vis tiek galbūt akis skauda, akis maudžia ir panašiai. Nes bandymas yra spręsti išorinėmis priemonėmis, o problema yra ne išorėje, ne akise. Tai koks yra sprendimas, natūralus sprendimas? Tai tikslas yra atpalaiduoti akis, kad kuo daugiau iš smegenų impulsų eitų akis, atsipalaiduodavusios akis jau pačios susigaudys tą vaizdą. Ir kai smegenų ateis atsipalaidavimas, tai aišku, ir akis tada bus išlaisvintos. Tai va čia ir yra tas būdas, o dabar kaip paskatinti, kad tie akis eitų tos atsipalaiduojantis signalus, kaip paskatinti, kad akis išlaisvėtų labiau ir tiesiog pradėtų geriau matyti. Tai va čia jau ateina praktikos, ateina įpročiai ir kiti būdai. Tai jeigu susekus, kad, vėlgi ta įtampa, giluminė įtampa yra priežastis, dėl ko sutrinka regėjimas, įsitempia akis, tai sprendimas yra priešingybė, tai yra atsipalaidavimas, kad akis gautų atpalaiduojantį signalą iš smegenų. Nes vienu metu negali būti ir įtampos, ir atsipalaidavimo. Tai kuo daugiau atsipalaidavimo, atitinkamai įtampos mažėja. Daug atsipalaidavimo, pilnas atsipalaidavimas, įtampa visai tiesiog prapuola ir čia ir dabar matom geresnį, ryškesnį vaizdą. Kendinė žinutė natūralaus regėjimo gerimo kontekste yra tokia, kad regėjimo sutrikimo priežastis yra ne akise ir tiesiog reikia akis palikti ramybėje. Nes mes apskritai vaizdą matome ne akimis, o smegenimis. Akis tiesiog yra langas leisti ateiti šviesos spinduliams į smegenis. O mes vaizdą suvokiam smegenyse. Visas vaizdas suvokiame smegenyse. Ir dėl to labai svarbu netgi tiesiog atskirti akis nuo vaizdo suvokimo. O tas vaizdo suvokimas susijęs ir vėlgi su mūsų mąstymu, įsitikinimais. Mums nepatinka ateinantis vaizdas, dėl tam tikrų įsitikinimų, dėl tikro mąstymo. Mes įsitempiam, siunčiam į akis signalą, įtampa man nepatinka, arba kelia baimę, nerimą, vėl ten gėda, kaltė, pyktį, ar kas ten bebūtų. Akis ir įtampa, vaizdas yra neriškus, nes tiesiog mūsų suvokimo lygmenyje, vaizdo suvokimo lygmenyje yra, vėlgi įtampa keliančių įsitikinimų, ar kas tai bebūtų. Tai vėlgi akis yra ne prie ko, akis tiesiog yra toks vaizdas. Akis atneša vaizdą be filtrų, bet smegenyse pilna filtrų, kur patinka, nepatinka, gerai, blogai ir visa kita. Tai va čia svarbu atskirti, kad iš tikrųjų kur slypi gilesnė problema. Tai akis ramybėje paliekame ir žiūrim, kaip galim įtakoti tą mūsų vaizdo suvokimą, mąstymą, įsitikinimus, kad iš ten į akis eitų atsipalaidavimas. Jei nori išmokti įtakoti savo regėjimą, prisijunk prie mokymų Gero regėjimo patirtis 8X. 8 susitikimai grupėje gyvai Vilniuje.